Gerą dieną, tokia rimtesnė tema biškį. Aišku, ne visiems tiems open-minded žmonėms, kurie yra atviri viskam, nori toliau tobulėti, suprasti, kas aplink mus dedasi. Tai, nes dauguma žmonių, tai jie paklauso 3 žodžius ir išjungia, nes išgirsta tai, kas netitinka jų informacijos ar jų supratimo, tai žmonės iškart bėga nuo to. Ir tarkim, aš iš savo patirties žinau, kad esu kažkuom įsitikinęs ir klausau vis tiek skirtingos nuomonės ir laukiu, kol pagrys tą savo nuomonę tas kitas žmogus. Ir būna taip, kad vis tik suprantu, kad ta priešinga nuomonė iš tikrųjų ir buvo teisinga, o ne ta, kurią aš buvau, ne ta, kurią aš galvojau. Ir tik taip galima tobulėti, kai tu išklausai tą kito nuomonę, kito supratimą. Tai ši tema tokiems žmonėms, mačiau ten su kiekvienu mano naujų įrašų vis mažėja žiūrovų, tai liko tik tie, kurie nori sužinoti, nori augti toliau dvasiškai. Tai kažkuriam iš įrašų buvau užsiminęs apie kitą sėklą. Tai ši tema apie tai, nuo pradžios tarp mūsų yra kita sėkla, kitos būtybės. Pradžiai paskaitysiu iš Biblijos ištraukas su paaiškinimais, tada parodysiu, kas vyksta realiai šiom dienom. Pažiūrėsim simbolizmą ir ką rodo jie per filmus ir kitus savo instrumentus. Tai reiktų sugrįžti pačią pradžią, nuo ko viskas prasidėjo, į pradžios knygą, iki Ievos ir Adomos, iki Edeno sodo, kaip gyvatė apgavo Ievą, kad suvalgytų uždraustą vaisių. Tai 3 skyriui. Ir viešpats Dievas tarė moteriai, kas tai, kad tu padarei? Ir moteris tarė, gyvatė mane apgavo ir aš valgiau. Visų pirma, kas ta gyvatė, tai tie žmonės, kurie žiūrėjo mano ankstesnius įrašus, tai žino, bet tiesiog paskaitysiu iš naujo. Apreiškimo 12 skyriui. Ir danguje buvo karas, Mykolas ir jo angelai kovojo prieš Slibiną, ir Slibinas kovojo bei jo angelai, bet nenugalėjo, nei nebuvo rasta jų vieta danguje. Ir buvo išmestas tas didysis Slibinas, ta sena gyvatė, vadinama velniu ir šėtonu. Tai ta gyvatė yra velnis, šėtonas, tai yra sukilęs. Dievas sukūrė angelą, jis sukūrė angelus laisva valia. Vienas iš jų buvo Liuciferis, sukurtas kaip pats gražiausias, protingiausias šviesos nešėjas angelas, kuris sukilo prieš Dievą, pasididžiavo savo didybę. Jisai norėjo būti galingesnis už Dievą, kad Dievas jam tarnautų. Jisai sukilo ir taip jisai nuo to laiko buvo išmestas iš dangaus. Ir taip jisai tapo velniu šėtonu. Tai kas nematė mano įrašų, tai gali šiek tiek konteksto nesuprasti. Kai kurių vietų, tai siūlyčiau pažiūrėti pirmąjį įrašą Kritę angelai, tada antrąjį Kritę angelai 2, tada kaip velnias naudoja Bibliją, 3 įrašą, labai svarbus. Tuomet 4 įrašas būtų paėmimas, tai yra sekantis biblinis įvykis, kuris labai arti, mes gyvename bibliniais laikais. Ir tuomet po to įvykio įvyks 7 metai suspaudimo laikų, arba kitaip tariant apokalipsė, Dievo rūstybė. Tai šitie 1, 2, 3, šitie 3 įrašai yra būtent apie tą laikotarpį. Ir po to lieka, ką Dievas sako apie žemės formą. Tai čia tiesiog, kad labiau suprasti, tobulėti ir tiesiog priartėti dar prie tos tiesos. Grįžtant prie tos gyvatės, tai yra velnias, jisai Biblijoje minimas ne tik kaip gyvatė, kaip liūtas, jisai pasirodo vis skirtingomis formomis. Ir viešpats Dievas tarė gyvatei, kadangi tai padarei, tu prakeikta labiau už visus galvijus ir už visus lauko žvėris. Savo pilvu vaikščiosi ir ėsi dulkes per visas savo gyvenimo dienas. Tai čia Dievas prakeikė tą gyvatę, kad ten išliaužios ir ės dulkes per visą savo gyvenimą. Ir aš padėsiu priešiškumą tarp tavęs bei moters ir tarp tavo sėklos bei jos sėklos. Tai čia atskleidžia mums tai, kad yra 2 sėklos. Yra tavo sėkla ir aš padėsiu priešiškumą tarp tavęs bei
moters ir tarp tavo sėklos. Kam jisai tai sako? Jisai sako tai gyvatei, tam velniui. Tai jisai sako tarp tavo sėklos. Bei jos sėklos. Ievos sėklos. Tai buvo dvi sėklos. Buvo gyvatės sėkla ir buvo Ievos sėkla. Ievos sėkla yra iš Adomo, o ta kita sėkla yra iš gyvatės, iš to šėtono. Tai jis kažkokiu būdu Edeno sode per tą obuolį jisai perleido savo sėklą tą Ievai ir taip Ieva gavo jo sėklą, ne tik iš Adomo, bet ir iš tos gyvatės. Ir kaip žinot, Ieva pagimdė du brolius, tai Abelį ir Kainą. Tai Abelis buvo Adomo sėkla, o Kanas buvo tos gyvatės sėkla. Ir jisai nebuvo visiškai žmogus, jisai turėjo gyvatės genų. Jisai buvo sumaišyti gyvatės genai su žmogaus genais, su Ievos genais. Ir Abelis buvo tas gerasis, o Kainas paskui nužudė Abelį. Jisai buvo piktasis, jisai turėjo tos gyvatės genų. Jis turėjo žvėries instinktus, jis labiau vadovavosi tais instinktais negu sveiku žmogišku protu. Ir nereikia, tiesiog kaip parašyta, taip ir yra, nereikia pasakoti, kad čia yra dvi sėklos, tiesiog šiaip savo, nes viena sėkla yra Abelis, o kita sėkla yra Kainas. Bet jie yra abu iš Adomo. Ne, taip nebuvo. Tai aiškiai parašyta, kad kalba su gyvatė ir kalba apie gyvatės sėklą ir apie Ievos sėklą. Ir kad juos supriešina Dievas. Ir taip pat jisai supriešina žmogų su gyvate. Ir aš padėsiu priešiškumą tarp tavęs bei moters. Tas sutrins tavo galvą, o tu sutrinsi jos kulnį. Tai po šiai dieniai žinom, kad žmogus pamatęs gyvatę jisai arba bėga, arba bando sutrypti jai galvą. O gyvatė ką daro, jinai nori įgelti į kulnį. Tai taip ir buvo nuo pradžių pradžios. Bet čia yra dviprasmė eilutė, jinai prašo apie tą supriešinimą žmogaus su gyvate ir būtent apie tas dvi skirtingas sėklas. Ir toliau Dievas Ievai sako, jisai supratęs, kad yra tos dvi skirtingos sėklos. Aš didžiai padauginsiu tavo sielvartą ir tavo nėštumus. Sielvartė tu gimdysi vaikus ir tavo noras bus savo vyrui, o jis tave valdys. Tai čia šiek tiek kitaip versčiau iš anglų kalbos, čia rašo ir tavo noras. Angliškai būtų your desires, tai čia versčiau, kad ir tavo troškimas bus savo vyrui, o jis tave valdys. Tai šiek tiek gaunasi kitoks, kitokia prasmė. Tai Dievas padarė, kad jinai geistų savo vyro Adomą ir kad jis ją valdys, o ne kad ta gyvatė. Toliau pažiūrėjusi 1 Jono laišką 3 skyriui, ne kaip Kainas, kuris buvo iš to nedorėlio, nužudė savo brolį. Tai čia vėlgi patvirtina, kad Kainas, kuris buvo iš to nedorėlio. Tai kas tas nedorėlis? Tai čia ne apie Adomą kalba, Adomas nėra nedorėlis. Čia kalba apie velnę, apie tą nedorėlį. Jisai buvo to nedorėlio sėkla, jo sūnus. Toliau grįžtant į pradžios knygą, 4 skyrių, čia Ieva kalba. Nes Dievas man paskyrė kitą sėklą vietoje Abelio. Ieva pati sako, Dievas man paskyrė kitą sėklą vietoje Abelio, kurį Kainas užmušė. Kainas užmušė Abelį. Jinai pati pripažįsta, kad tai buvo kita sėkla vietoje Abelio. Tai buvo Kainas ir tas Kainas užmušė Abelį. Tai vėlgi dar viena patvirtinanti eilutė, kad buvo dvi skirtingos būtybės. Tai buvo žmogus iš Adomo ir buvo žmogus gyvatės genais. Jisai nebuvo visiškai žmogus, jo genai atėjo iš gyvatės. Buvo velnias pasivertęs gyvatę. Kodėl aplamai tai vyko? Tai kai sukilo tas Liuciferis velnias, jisai tuomet dar nebuvo žmonių, dar Dievas nebuvo sukūręs žmonės, paskui Dievas sukūrė žmogų. Ir nuo to laiko tas velnias jisai nori išdarkyti, išniokoti, sumaišyti tą žmogaus genus, Dievo kūrinį, ką matom ir šią dieną vykstant su visom tom technologijom, su robotais, ką jie nori padaryti, žmonės kažkokius transformerius, pusiau robotus ir su tom vakcinom jie nori pakeisti žmogaus genus
Tai viskas vyksta dar iki šių dienų. Planas tas pats, niekas nepasikeitė. Toliau tie sukilę angelai, jie yra ne fiziniuose kūnuose, jie turi dangiškus kūnus, dvasinius. Ir kada jie sukilo, jie buvo išmesti iš dangaus ir jie atkeliavo čia pas mus į žemę ir jie pasivertė fiziniais kūnais. Jie santykiaudavo su moterimis, ką mums rašo pradžios knygoje 6 skyriui. Dievo sūnus matė žmonių dukteris. Kas yra Dievo sūnus? Tai yra tie angelai. Matė žmonių dukteris, kad jos gražios ir jie ėmė jas į žmonas iš visų, kurias jie išsirinko. Anomis dienomis žemėje buvo milžinų, taip pat po to, kai Dievo sūnus įėjo pas žmonių dukteris ir jos pagimdė jiems vaikų. Jie tapo galiūnais, kurie nuo seno buvo garsus vyrai. Tai tie sukilę angelai, kritę angelai, jie santykiaudavo, jie pasivertė į fizinius kūnus, jie santykiaudavo su moterimis, su žmogumi ir taip gimdavo visokie milžinai ir kitos būtybės. Jie visaip kaip norėdavo iškraipyti žmogaus genus. Jie tą patį darydavo su gyvūnais. Toliau Judo laiškas 1 skyrius kalba vėl apie tos angelus, sukilėlius. Ir toliau apie sėklą. Ir angelus, kurie nesilaikė savo pirmosios padėties, bet paliko savo buveinę, jis yra išlaikęs amžinose grandinėse po tamsa, didžiosios dienos teismui. Tai tie angelai surakinti yra, jie laukia teismo, kuris bus vėliau po 1000 metų taikos. Ir čia galbūt versčiau ne pirmosios padėties, bet kaip savo paskirties, tie angelai, kurie nesilaikė savo paskirties, savo formos, bet paliko savo buveinę. Toliau būtent kaip Sodoma bei Gomora ir miestai aplink juos tokiu pat būdu atsidavę paleistuvystiai ir nuėję paskui svetimą kūną yra išstatyti pavyzdžiu, kentėdami amžinosios ugnies kerštą. Tai būtent ir aprašo, kad jie svetimaudavo, tie angelai, su svetimais kūnais, tai yra su žmogumi, su moterimi. Ir taip gimdavo visokie iškraipytos gyvybės formos. Taip pat ir šitie ištvirkę sapnuotojai suteršia kūną, išniekina viešpatystę ir kalba piktą apie aukštuosius. Čia jau pradedama kalbėti nebe apie tuos angelus, bet apie tuos gyvius, kurie tenais gimdavo. Tačiau arkangelas Mykolas, varžydamasis su velniu, ginčydamasis dėl Mozės kūno, nedrįso pateikti prieš jį keikiančio kaltinimo, bet tarė: tebara tave viešpats. Bet šitie kalba piktą apie tai, ko nežino, bet ką žino iš prigimties, kaip neprotingi gyvuliai, tame jie save gadina, vargas jiems. Tai vėlgi čia angliškai verčiau kitaip, čia išversta neprotingi gyvuliai. Angliškai gaunasi as brute beast, kas yra žiaurūs žvėris, tai gyvuliai tai būtų animals. Tai tiesiog jeigu pakeitus, bet ką žino iš prigimties kaip žiaurūs žvėris, tame jie save gadina. Tai čia nėra kalbama apie žmonės. Žmonės nėra iš prigimties žiaurūs žvėris. Tai Dievas neturėjo niekada omeny. Yra kalbama apie tas gimusias, iškraipytas gyvybės formas, kurie yra iš prigimties jau žiaurūs žvėris ir tame jie save gadina, vargas jiems. Toliau, kadangi buvo iškraipyta žmogaus sėkla, iškraipyta gyvūnija visa, ką Dievas padarė, jisai užtvindė žemę ir norėjo viską pradėti iš naujo. Pradžios knygoje 6 skyriui. Ir viešpats tarė: išnaikinsiu žmogų, kurį sutvėriau nuo žemės paviršiaus, tiek žmogų, tiek gyvulį, tiek roplį, tiek oro skrajūną, nes gailiuosi, kad juos padariau. Tačiau Nojus rado malonę viešpaties akyse. Ši yra Nojaus giminė. Nojus buvo teisus žmogus, tobulas savo kartuse. Ir Nojus vaikščiojo su Dievu. Tai Nojus buvo ta nekorumpuota sėkla. Jisai buvo tobulas savo kartuse, savo giminėje. Jo sėkla buvo vienintelė išlikusi nekorumpuota, neiškraipyta. Ir čia nereiškia tai, kad išsirinko Nojų vienintelį, nes Nojus tiesiog tikėjo į Dievą. Ne, čia ir yra omenyje, kad jisai buvo jo sėkla, išlikusi tobula, taip kaip Dievas sukūrė ir nebuvo iškraipyta.
Dėl to Dievas jį pasirinko, kad jisai pasistatytų laivą, jisai sakė, kad užtvindys žemę, išnaikins visą tą iškraipytą gyvybės formą ir tiesiog, kad Nojus toliau pradėtų viską iš naujo tęsti žmogaus giminę. Ir kaip jūs galvoja, Dievas užtvindė tą žemę, tai kas matė šitą įrašą apie žemės formą, tai supras, nes mes gyvenam po kupolu, Dievas tiesiog atvėrė tą kupolą ir užtvindė žemę, o jeigu žemė būtų apvali, tai kaip galima būtų užtvindyti žemę, tai yra neįmanoma. Toliau žiūrint iš senovės civilizacijų, tai jie visą tai tik patvirtina, kad buvo visokie gyvybės formos, pusiau žmonės, pusiau gyvuliai, arba dviejų rūšių gyvuliai. Tai nebuvo taip, kad tos civilizacijos jos visos susitarusios tą patį pasakodavo savo istorijose ir tą patį pieždavo, apie tą patį aprašinėdavo. Tai ne, ir tai nebuvo, kad visos tos civilizacijos naudojo kažkokias medžiagas, nuo kurių apsvaigdavo ir jie būtent matydavo tokias fantazijas, tokias būtybės. Tai taip negali būti. Taip ir buvo tokie pusiau žmonės, pusiau gyvūnai, arba kaip čia krokodilas pusiau ir pusiau dar kažkas. Tai buvo tos iškreiptos gyvybės formos, sumaišytos žmonės su gyvuliais, su tais angelais. Buvo bandymas iškraipyti visą Dievo kūrinyje ir visos tos filmuose mums rodomi tie charakteriai, jie ne šiaip sau, jų niekas taip šiaip sau neišgalvoja. Tai tarkim undinės tos arba būna kentaurai, pusiau žmogus, pusiau arklys, arba kaip čia pusiau ožka. Tai visa tai nebuvo fantazijos, nebuvo kažkieno egiptiečių ir kitų civilizacijų matytos fantazijos. Jie ką matė, jie tą ir atvaizdavo. Ir Raudų knygoje 4 skyriui net jūros pabaisos ištraukia krūtį, jie žindo savo jauniklius. Tai čia būtent aprašo apie jūros pabaisą, kuri žindo savo jauniklius. Būtent apie šitą. Žuvis nežindo savo jauniklių, jos neturi krūtų. Ir žuvų nevadintų jūros pabaisa. Tai buvo būtent tos gyvybės formos, tos mišiniai, tos undinės arba dar kitaip gal vadinamos, kaip čia pavadinta jūros pabaisa. Toliau grįžtant būtent prie tos gyvatės ir Ievos ir tos sėklos. Mato 3 skyriui, čia apie Joną Krikštytoją kalba. Tuomet išėjo pas jį Jeruzalė ir visa Judėja, ir visas sritis aplink Jordaną, ir buvo jo krikštijami Jordane ir išpažindami savo nuodėmes. Bet pamatęs daugelį iš fariziejų ir sadukiejų ateinančių prie jo krikšto, jis jiems tarė: o angių palikuonis. Jis vadina tas Jonas Krikštytojas. Jisai pamatė fariziejus ir jisai juos vadino angių palikuonėmis. Kas yra angių palikuonė, kas yra angis? Tai yra roplys, tai yra ta pati gyvatė. Tai tie fariziejai yra būtent ta sėkla, kurią buvo pasėjus ta gyvatė Edeno sode. Velnias apsimetęs gyvate, pasivertęs, jisai perdavė savo gyvatės genus Ievai ir tai tiesiog prasitęsusi karta. Ir tie fariziejai, jie ir buvo būtent iš tos sėklos. Toliau tie fariziečiai, jie teisinasi Jėzui, kad jie teisūs, bet ką Jėzus jiems sako: vargas jums, raštininkai ir fariziejai, veidmainiai, nes jūs statote pranašų antkapius ir puošiate teisiųjų kapus ir sakote: jei būtume buvę mūsų tėvų dienomis, nebūtume su jais buvę bendrininkai pranašų kraujyje. Todėl jūs patys savo liudininkai, kad esate vaikai tų, kurie užmušė pranašus. Tad pripildykite savo tėvų saiką. Gyvatės jūs, angių palikuonis, kaip jūs galite pasprukti nuo pragaro pasmerkimo. Tai kalbama būtent apie tą pačią sėklą, kad jie yra palikuonis šitos sėklos. Tie fariziečiai yra tie patys turintys gyvatės tų genų. Tai jie atrodo maždaug taip, jie yra pusiau žmogus, pusiau driežas gyvatės genais. Tai kaip driežas gali pasiversti, keisti spalvas, taip jie moka keisti formas, jie keičia formas.
moka pasiversti į žmogų, jie gyvena tarp mūsų, visada gyveno nuo pradžios. Dauguma jų civilizacija yra po žeme, jie gyvena po žeme. Ir toliau Jono knygoje, 8 skyriuje, Kristus kalba su tais vėlgi fariziečiais. Aš kalbu tai, ką esu matęs pas savo tėvą, o jūs darote tai, ką esate matę pas savo tėvą. Tai yra du skirtingi tėvai. Tai Jėzus kalba apie tėvą, apie Dievą tėvą, o jūs darote tai, ką esate matę pas savo tėvą, yra kitas tėvas. Kas tas kitas tėvas? Tai vėlgi yra velnias per tą gyvatę. Jie atsakė ir jam tarė, Abraomas yra mūsų tėvas. Jėzus jiems sako, jei būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte Abraomo darbus, bet dabar siekite nužudyti mane, žmogų, jums kalbėjusi tiesą, kurią girdėjau iš Dievo. Šito nedarė Abraomas. Jūs darote savo tėvo darbus. Tada jie tarė jam, mes nesame gimę iš paleistuvystės, mes turime vieną tėvą Dievą. Jėzus jiems tarė, jei Dievas būtų jūsų tėvas, mylėtumėte mane, nes aš išėjau ir atėjau iš Dievo. Ir ne nuo savęs atėjau, bet jis mane siuntė. Kodėl nesuprantate mano kalbos? Todėl, kad negalite klausytis mano žodžio. Jūs esate iš savo tėvo, velnio, ir norite vykdyti savo tėvo geidulius. Tai čia aiškiai Jėzus jiems pasako, kad jūs nesate Dievo kūrinys, jūs esate iš kito tėvo, iš savo tėvo velnio ir vykdote tėvo geidulius. Jie yra jau iš prigimties, turi tos gyvatės genus ir jie iš prigimties vadovaujasi žvėriškais instinktais. Dėl to jie ir nesupranta, ką Jėzus jam nori pasakyti. Jisai sako, kodėl nesuprantate mano kalbos, jie negali suprasti, jie negali taip tikėti kaip žmogus, jie nėra žmonės, jie yra kitas sutvėrimas, jie turi kitus genus. Tai yra pusiau žmogus, pusiau roplys. Angliškai jie vadinami reptiles, ropliai. Toliau Gargoyles, 72 metų filmas, patraukiu save biškelį. Gargoyles, tai būtent filmas apie tas reptilijas, apie tą istoriją, kaip Luciferis, angelas, sukilo prieš Dievą. Jie kovojo ir Dievas su savo kariuomenė išmetė juos, tuos sukilėlius angelus, iš dangaus. Ir nuo to laiko velnias bando užvaldyti žemę, žmogų su savo palikuonėmis, su savo tą sėklą. Ir čia būtent pasaka, kaip mes žmonės anksčiau kovodavom su jais, mes pažinojom juos, mes pažinom savo priešą. Ir kas kart, kai jie sukildavo, mes juos nugalėdavom, nes mūsų buvo žymiai daugiau, kaip žmonių rasė. Tiesiog dabar šita visa istorija yra slepiama, bet visos tos statulos ant pastatų ir panašiai jos išlikę. Ir jūs paklausinėkit, kodėl aplamai tos statulos buvo tie dirbiniai statomi, nebereikalu. Visa tai yra atspindis į mūsų istoriją. Tai čia ištrauka iš to filmo ir tiesiog buvo išverčiau iš anglų kalbos su dirbtinio intelekto pagalba. Tai tiesiog reiktų dabar klausyti ištempus ausis. Velnias. Velnias is that reprob, bauble collecting. Kadaise buvo labiausiai mėgstamas iš viešpačiai tarnaujančių angelų pulko. Tačiau jo krūtinėje iškilo puikybė. Jis manė, kad jam nedera tarnauti. Velnias ir jo šalininkų būrys, kurie taip pat kentėjo nuo puikybės nuodėmės. Mūšyje buvo nugalėti viešpaties ir jo kariuomenės ir buvo ištremti giliausias pragaro gelmes, kad niekada nebepajaustų viešpaties artumo. Ir nebematytų dangaus. Kentėdamas nuo žaizdų, bet dar labiau išpampęs iš puikybės. Velnias iš gelmių sušuko. Geriau valdyti pragarę, nei tarnauti danguje. Velnias paskelbė, kad tai, kas prarasta danguje, bus įgyta žemėje. Jis pasakė, mano palikuonys, gargulos, vieną dieną valdys viešpaties kūrinius, žemę ir žmogų. Ir taip atsitiko, kad kol žmogus valdė žemę, gargulos laukė, tykodamos, pasislėpusios nuo šviesos. Atgimdamos kas 600 metų pagal žmogaus laiko skaičiavimą, gargulos stojo į mūšį su žmogumi, siekdamos įgyti viešpatavimą žemėje. Kiekvieną kartą atėjus, gargulas beveik sunaikindavo žmonės, kurių buvo kur kas daugiau. Dabar praėjo tiek 100 metų, kad atrodo, jog senovinės gargulų statulos ir paveikslai tėra žmogaus vaizduotės vaisius.
Šiais metais, kai žmogaus mintys nukrypo į daugybę blogybių, kurias jis pats savo užsitraukė, žmogus pamiršo savo seniausią priešininką – Gargulas. Tai šitos būtybės gyvena šiai dienai pasislėpusios po žeme ir aplamai vaikšto tarp mūsų. Ir sakiau, jos geba keisti pavidalą, tai būtent jie vaikšto kaip žmogaus pavidalu. Čia viena iš jų statulų Peru šalyje. Irgi nebereikalo tokios statulos egzistuoja. Toliau, kaip minėjau, jie geba keisti formas, jie gyvena tarp mūsų. Tiesiog kartais jie ne visada geba išlaikyti tą formą pilnumoje. Ir kartais galima pamatyti jų akise, kaip jų akis sugrįžta į pradinę jų būseną. Tai įsižiūrėkite į akis dabar. Jos grįžta į roplio akis, į gyvatės akis. Ir čia kitas pavyzdys. Jiem ne visada pavyksta išlaikyti tą formą. Čia vėlgi dar vienas panašus pavyzdys. Čia tiesiog nevarto akių, bet iš veido matosi, kad kažkas, kad tai nėra natūralu. Kaip jinai išogdina akis. Matosi, kaip akis nori iššokti. Ir tiesiog jie yra visur tarp mūsų, jie įsiskverbia į aukštas pozicijas. Jie tarp politikų yra ir jie užėmė visą valdžią. Ir kaip jūs galvojate, kodėl pasaulyje vyksta tokios nesąmonės? Kodėl tokie politiniai sprendimai ar tie visi įstatymai, kuriami iš žmonių atiminėjamos teisės ir kiti dalykai. Tai čia nežmogiškoji jėga veikia, čia mūsų priešas yra visai kitas. Jisai tarp mūsų įsifiltravęs ir jisai veikia ir jam labai gerai sekasi. Toliau pastebėkite į jų dantis, kada vėlgi jų forma išsibalansuoja, galima pamatyti. Pažiūrėkite ir į kaklą jo. Į kaklą irgi pažiūrėkite, ne tik į dantis. Jie yra grobuonis, dėl to jų tokie dantis, jie yra gyvatės sėkla ir jie ne visada geba išlaikyti tą kitą formą, žmogaus formą. Jie kartais išsibalansuoja ir tai pasimato jų akise, jų kakle arba dantyse. Arba kartais netgi jų balsas atsiverčia atgal, jų tikrasis balsas yra visai kitoks. Čia buvo holivudinis kažkoksai vėl renginys ir Heidi aktorė būtent apsirengė kostiumu, būtent pagal tas reptilijas. Jie neslėpia, jie viską rodo mums tiesiai šviesiai.
tiesiog publika nieko nesupranta. Toliau čia kažkokie apdovanojimai ir jinai tiesiog kalba apie tas reptilijas. Thank my husband. I want to thank my husband Bobby Cannavale, who couldn't be here because we're getting a bearded dragon and he went to a reptile expo in New Jersey. So thank you, baby. Tai kalba, kad jos vyras ten kažkokiam tų reptilijų renginy tenais, kaip ir sakiau, jie net neslėpia to, nes jie žino, kad publika vis tiek nieko nesupranta, tai jiem ir nereikia nieko slėpti. Toliau Nancy Pelosi, Amerikos politikė, jinai tiesiog tiesiai šviesiai sako, aš esu reptilija, šaltakraujė. No, I'm not a poor baby, I'm more reptilian, cold-blooded. Sako, aš reptilija, aš esu šaltakraujė. Tos reptilijos, jos yra šaltakraujus, gyvatės kaip ir gyvatės. Čia vėlgi jinai kalba vėlgi apie tas šaltakraujus reptilijas. They didn't know what they were talking about. We know we're different from the president. We're very discreet, reptilian, cold-blooded. These are the races we have to win. Others are winning the whole country. 10. Kalba apie tą rasę jų, apie tas reptilijas, šaltakraujas. Ir kaip ir sakiau, jie yra užvaldę mūsų valdžią, politikus. Jie yra pakeitę visus žmonių politikus. Dėl to jie apsimetė, jie dėsto mums savo politiką ir tai, kas vyksta pasaulyje šiai dienai, tai yra būtent jų sprendimai, jų planai, visi tie karai, visi tie įstatymai, visi tie turtų atiminėjimai. Tai yra būtent dėl jų. Toliau per filmukus irgi būtent pasakoja apie tas reptilijas. Viskas, ko jūs moko mokykloje, yra melas. Norite tiesos? Pasaulį valdo šešėlinis elitas ir pavidalą keičiantys driežą žmogiai. Pakalbėkime apie raptodus. Būtinai laikykite šių nurodymų, kad išvengtumėte diplomatinio incidento. Pasiūlykite jiems svirplį, pelę ar pelėną iš savo kišenės. Įdomus faktas apie pelenus. Pelenas suėdė mano tėvą. Nenaudokite provokuojančių frazių, pavyzdžiui, isterijos priepuolės ar iki pasimatymo aligatoriau. Supratau, būsiu pagarbus. Tai kada kalbėsime apie jų orgijas? Na, baigiau. Ką? Visi žino, kad reptodai rengia orgijas. Tai personalo skyriaus susirinkimas. Andy, Maikai, užsičiaupkit po velnių, arba aš jūs iškastruosiu. Sėkmės bandant atspėti, kuris iš mano čiuptuvų yra penis. Plastingas klausimas. Visi jie... Nusprendžiau, kad tai tinka. O dieve, čia orgija, ar ne? O, taip, tai jie. Plaktukas, duok man plaktuką. Štai, prasideda. Sveiki, personalo skyriau, kas pasiruošę šiurkščiam nusižengimui? Atsiprašau, ponė, bet jūsų iguanarijos testas teigiamas. Samušas! Aš nebaigiau. Iguanarija, chlamidioze, sifilis, žvynmiežiai, sprogstamoji klokos liga. O, taip. Ir grybų puslalinė. Palaukit, kostas paskutinis. Parlau host. Reagan, tu esi šio vakarėlio siela. Tai natūraliausia Marko Zuckerbergo šypsena, kokią esu matęs. Taigi daina Shake It Off buvo apie tai, kaip aš kas 1000 metų neriuosi iš odos. O daina Bad Blood apie tai, Kaip ir matėt, Markas Zuckerbergas, tas, kur Facebooką Meta sukūręs, tai jis irgi reptilija, čia irgi karalienė yra reptilija, Anglijos karalienė, jie visi yra reptilijos, jie viską yra užvaldę. Ir kaip jie maitinasi, jie geria kraują, jie yra grobuonis. Kaip jūs galvojate, kam buvo sukurtas Raudonasis kryžius? Tai yra tik prisidengianti kompanija, jie visą tai išorėje jie prisidengia kaip kompanija, kuri gelbė žmonės ten, kad aukoti kraują. Iš tikrųjų tas kraujas nukeliauja jiems, aišku, ne visas ten, dėl vaizdo tik tais yra, aišku, pristatomas tiem žmonėm, kam reikia dėl sveikatos, bet dauguma nukeliauja būtent jiems. Čia irgi kaip rodo, kaip jie ir žiurkės valgo, jiegi yra gyvatės, turi gyvatės genus, pusiau žmonės, pusiau ropliai. aš geriu kraują iš savo Grammy statulėlių. Už kraują! Palekite kraujo. Aš tau atidaviau savo inkstą. Ir jis buvo gardus. Reagan, susipažink su mano mėgstamiausiais reptodų atstovais, Barb Shrikey ir Zardax Griswold Walton iš reptodų aukštosios tarybos. Labas vakaras, jūsų drieženybė. O, mes netokie Čia ta Europos von der Leyen, būtent jinai irgi yra reptilija.
dėl to jinai tenais ir vyksta nesąmonės tam Europos parlamente, tie visi nesąmoningi jos sprendimai, tai būtent vykdo tą savo planą. Juk ne mes valdome pasaulį. Visiems atsistoti reptilijų himnui. Čia būtent atkreipkite į jų irgi tos kaklus ir paskui irgi parodysiu kai ką. Eikime prie reikalo. Mums, reptoidams, tai buvo puikus 10 metais. Dėl propagandos žiniasklaidoje visuomenė tapo tolerantiškesnė mūsų rūšiai, nuo Geitso gekono iki vandens formos. Mes netgi gavome karulą į Smash. Mums pavyko, visi. Pasaulio temperatūra kyla. Mūsų laikas artėja, broliai. Greitai mes įvykdysime pranašystę. Nuversime žmoniją ir tapsime tikraisiais pasaulio valdovais. Jie tai sako kasmet, bet niekada to nepadarys. Tai jie nori nuversti žmoniją ir tapti pasaulio valdovais, jie nori užvaldyti ir jie nori, kad mus paversti vergais žmonės, kad jiems tarnautume. Ir tai filmuose kūriama ne šiaip savo išgalvota wow animacija, kažkoks spektaklis, ne. Toliau, kaip sakiau, pažiūrėkite į tuos kaklus, tai vat būtent čia irgi žiūrėkite į tuos kaklus. Many of your medicines we know from the COVID vaccine, very effective, very welcome. The logistics around that vaccine were not straightforward because of the new technologies. We're talking about countries here that do not have advanced healthcare. Many of your... Būtent matos, kaip jisai pučiasi, nes čia vėlgi Pfizerio vadovas, jie užėmė aukščiausias pozicijas tarp mūsų valdžios, jie visi yra tos reptilijos ir jie valdo viską. Ir kaip jūs galvojat, kodėl buvo stumiamos tos vakcinos ir kas tose vakcinose buvo, kad iš niekur žmonės pradėjo kristi kaip lapai. Jūs tikriausiai juokaujate, jeigu galvojate, kad viskas buvo, kad čia nieko nebuvo, viskas buvo natūraliai. Toliau vėl pažiūrėkite į tos kaklus. Ja, man muss sagen, die Staatsanwaltschaft hatte 9,5 Jahre gefordert und es sind jetzt 9 Jahre geworden. Das liegt doch dann ziemlich nah an dieser Forderung. Die Anwälte von Brittney Griner, sie haben eine Freilassung gefordert und werden jetzt auch in Berufung gehen. Und das Ganze muss man natürlich auch so sehen, dass es ein politisches Verfahren ist. Klar ist, sie hat einen Fehler begangen, Cannabisöl, das ist strafbar, wenn man das nach Russland einführt, aber Čia biškė mažiau negu praeitam buvo, bet matosi, kaip tenais jam visiškai nenatūraliai viskas vyksta tam kakle. Ir aš nežinau, ar jie visi gali keisti formas, nes žinau, kad jie naudoja dar ir kaukės žmonių, būna, kad apsimauna. Tai čia vėl į akis galima pažiūrėti. Kad viena normali, kita būtent kaip žvėries, grobuonio, kaip angies akis. Toliau sekantis įrašas. Būtent kaip ir sakiau, karalienė yra irgi reptilija ir visi jie tie patys. Jum aplamai neatrodo, kad jie visi kažkokie keisti, visi su kažkokiais kūno gestais, visokiais tai žvilgsniais, jie visi kažkokie keisti yra. Tai kaip jie valdo pasaulį, jie dabar užvaldė visas pasaulio
politikas, visas valstybės ir kaip jie veikia. Tai kaip minėjau, jie yra viena jėga, bet jie pasiskirstė geroji pusė, blogoji pusė ir taip jie tiesiog žmonės sutrikdo. Žmonės galvoja, va čia tarkim Lenkijos prezidentas ten atstovauja žmonėm, tenais daro viską, kad apsaugotų savo šalį ir panašiai, o vat kita šalis daro viską atvirkščiai, viską blogina ir panašiai. Ir jie taip po truputį stumia vis tiek tą savo planą. Taip žmonės nesukyla, nes jeigu jie aplamai darytų viską savo naudai, kad mūsų užvaldytų, tai žmonės suprastų, kad čia nesąmonė ir jie seniai jau būtų sukilę. Bet tokiu būdu jie žaisdami gerą ir blogą, jie taip po biškį atiminėja mūsų teisės, bet jie taip išlaiko tą ribą, kad mes visi nesukiltumėm ir nesuprastumėm, kas vyksta. Toliau straipsnis yra apie tos reptilijas, kad jie visada bėga skuba paneigti tai būtent rašo, kad tai yra sąmokslo teorija apie tos reptilijas. Tai nėra teorija sąmokslo, tai yra realybė, jie tiesiog visada skuba bėga paneigti, taip pat kaip ir neigia apie visas tų vakcinų efektus šalutinius ir kitus dalykus. Ir kaip jie neigia, kaip jie internete viską fact-checkina, visus tuos, ką žmonės kalba, visada jie nori paneigti tai. Ir toliau Snoop Doggo muzikiniam klipe irgi yra sekundė, 1 sekundė, galbūt dar mažiau ištrauka, kai parodo būtent visiems prieš akis. Tiesiog kaip įrodžiau, kad jie viską mums rodo, tiesiog labai trumpai sekundė ir niekas net nepastebi. Ir jie rodo apie tas reptilijas. Toliau per Simpsonus. America, take a good look at your beloved candidates. They're nothing but hideous space reptiles. Those candidates are phonies. You heard me. They're alien replicants from beyond the moon. These latest images are shot with a heat-detecting camera. Hillary is blue. Čia tiesiog panaudojo tą šilumos detektorių ir kadangi tos reptilijos yra šaltakraujės ir jų neaptinka kaip šilumos šaltinio, būtent tą Hillary Clinton. Cold metal. America, take a good look at your beloved candidates. They're nothing but hideous space reptiles. Why won't anyone believe my crazy story? Are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. Elonas Maskas kalba apie ateivius, sako, galbūt jie tarp mūsų yra. Tai jie niekada nemeluoja jums, jie sako tiesą. Aišku, jie meluoja, bet apie šitus dalykus, apie save jie nemeluoja, nes jie žino, kad žmonės nepatikės. Taip, tai skamba juk beprotiškai. Dabar mane kas, jeigu žiūrės šį įrašą, galvos, galbūt aš koks irgi beprotis. Bet koks skirtumas, tiesiog rodau faktus. Ir būtent per Simpsonus irgi rodo, kaip politikam nuima kaukės. Ir sako, kad čia tos reptilijos. Toliau čia musės krenta iš akių, tiesiog suvalgo, nes kaip driežai jie tiesiog valgo muses, jie ropliai yra. Iškart prarijo. Gal nelabai matėsi, bet šitaip nukrito ją į burną iškart kažkokia musė. Ir iškart prarijo, nes instinktas yra roplio. Toliau iš serialo, kurį po šito epizodo paskui buvo panaikintas tas serialas, čia taipogi pasakoja apie tas reptilijas, kaip viskas vyksta, kaip jie nori užvaldyti pasaulį. Done. I win. Cheryl, it's not a race. That's what losers say. What is that? The truth.
Every time a new baby is born, the Federal Reserve issues a secret birth certificate printed by a company called the American Bank. That way, the government can use people as currency to back the debt they have with the World Economic Forum, which owns the central banks of every nation on Earth. But the WEF is just a front for the Council on Foreign Relations, which masterminded the 9/11 attacks as a pretext to invade Iraq, take the oil, and install fast food chains to make people slow, fat, and easily abductible by the shape-shifting reptilian aliens it works with. Now, back in the 30s, FDR made a deal with these reptilians to exchange people for technology. That was the basis of the New Deal. But ever since, they've been slowly replacing all the world leaders to create a nuclear holocaust to make global warming real for their takeover. That's how they made up the Cold War, by sending Laika to space to bite Neil Armstrong while Kubrick was faking the moon landing. Now they're using satellite waves, contrails, and measles vaccines as mind control, and fluoridating the water to keep people's gold fillings intact so they can be sent back to, you guessed it, the Federal Reserve, where all the gold and birth certificates are stored by the real puppet master, the world monarch, who is himself only the servant of the all-seeing eye who controls everything in the world. I was wrong. You do win. Tai aš taip neišversiu, kas supranta angliškai, tai tas suprato, bet tiesiog, jeigu trumpai, tai čia pasakoja, kaip tos reptilijos valdo pasaulį, kaip jie sukelinėja karus, kaip jie naudoja mus kaip resursus, kaip jie mus nuodija, kaip jie mus meluoja, naudoja vakcinas, naudoja vandenį su fluoridu, kuris nuodija smegenis, kaip jie suklastojo mėnulio nusileidimą, kitus dalykus. Visą tai būtent buvo per kažkokią tais televizinę laidą, paskui jinai dingo ta laida, nes turbūt per daug atskleidė tiesos. Toliau. Toliau čia rašo, kad vaikai jie jaučia tą blogį ir kada jie jaučia, jie slepiasi, jie bėga. Vaikai ir gyvuliai. Tai dabar stebėkit, jinai reptilija, karalienė, ir tas vaikas iš karto pajutęs blogį, jisai bėga. Arba gyvulys, žirgas, jisai irgi jaučia tą reptiliją. Ir tos reptilijos, kaip jūs galvojat, kodėl, kur dingsta visi vaikai pasaulyje, tai yra jų darbas, tai yra reptilijų darbas. Jie geria kraują, jie viską tai daro. Tai yra skaudi tiesa. Jūs net nenutokėt, kas vyksta pasaulyje, ką jie daro su tais vaikais, tie visi organai ir panašiai, tie visi dalykai, tai yra baisu. Ir tai yra būtent jų darbas. Jie tai daro jau nuo senų senovės, tai dabar jie turi tam instrumentus, jie turi tas visas kompanijas, jie prisidengia visokiom ten nepelno siekiančiom organizacijom ir kitom kompanijom, ten tais fondais visais. Ir jie paviršiumi taip prieina prie vaikų, prie kitų resursų, prie kitų dalykų. Ir mums už nugarų jie visą tai daro. Per Raudoną kryžių jie gali visur gabenti, ką jiem reikia. Niekas net neklausinės, čia juk Raudonas kryžius, čia medicina, ką jie veža, kraują ar kažką, ne, jie veža visus tus organus, vaikus transportuoja, kitus dalykus. Toliau senas filmas irgi tai parodo, kaip nuplėšia tą kaukę. One of my own people tried to kill me! Fifth column. Tai viskas, sakau, ne šiaip užgalvota yra. Būtent jie yra ta sėkla iš Edeno sodo, nuo pradžios, kuri buvo per gyvatę, per tą obuolį, per tą uždraustą vaisių buvo perduota Ievai. Ir tokia realybė, ir visi tie filmai apie ateivius, tai yra apie juos. Nėra jokių ateivių. Kas matėte mano įrašą apie ką Dievas sako apie žemės formą, tai mes gyvename po kupolu. Nėra jokio kosmoso, nėra jokio ateivių. Niekas negali išeiti iš to kupolo, nei išeiti, nei įeiti į jį.
ir jie visada buvo čia nuo pradžių pradžios. Ir kodėl jie ruošia tą ateivių naratyvą, tai jie žino, kad bus paėmimas. Šitą video reikia žiūrėti, bus sekantis biblinis įvykis, kada Kristus visus įtikėjusius į Kristų, jisai pasims, jie dings tie žmonės, jie bus paimti Dievo į dangų, ir jie ruošia būtent tą ateivių naratyvą, kada dings žmonės, o visi likusieji, tie, kurie bedieviai, tie, kurie netiki Dievą, jie bus palikti, bus 7 metai apokalipsė, Dievo rūstybė, ir ką jie pasako žmonėm, kad čia kažkokie ateiviai juos pagrobė ir panašiai, ir gali būti, kad jie būtent patys pasirodys žmonijai kaip ateiviai, bet kaip, ne kaip priešiški ateiviai, bet kaip draugiški ateiviai. Ir jie taip atsiskleis žmonijai. Nors jie visada jau čia ir buvo nuo pat pradžių pradžios. Tai yra jų planas ir kaip ir sakiau praeitose videose, kad ten ir Baumilos video klipė yra apie tos ant sienos prikabinėtą ateivių, tai jie per simbolizmus jie parodo savo planus, ką jie darys. Ir toliau visi tie filmai, Wicked, vėlgi su žaliu charakteriu, tai yra, čia yra Abelis, čia yra Kainas, būtent tos dvi sėklos, Adomo sėkla ir gyvatės sėkla. Jie visada rodo, tai buvo dvyniai, taip pat kaip ir tie dvyniai bokštai rugsėjo 11, kada buvo susprogdinti. Tai yra viskas jų ritualai, tai yra simbolika. Toliau Šrekas, irgi žalias pabaisa, kur ta princesė naktį jinai vėlgi pavirsta irgi į žalią pabaisą. Toliau kiti visi filmukai, Halkas, tas kaukė, kuris pasiverčia vėlgi į tą žalią būtybę, Grinčas, kuris vagia kalėdas. Visi šitie dalykai nebereikalo buvo kuriami. Kiti filmų charakteriai. Kodėl jie visi žali, paklauskit. Čia vėl pusė žmogaus, pusė reptilijos. Čia įsiklausykit, kaip ir kalbėjau, kad kartais jų balsas pasirodo tikrasis. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Čia iš filmo jau rodo, bet tenais tai ne iš filmo, ten tikrovėje. Just a minute, please. Para eliminar. Chega, é muito. Já estão. We'll be right back. That's better. Never be ashamed of who you are. You're warriors. Be proud. So what if the federal government scatters your people to the wind? What doesn't kill you makes you stronger. Showtime. É muito. Já estão. Tai tikrasis mūsų priešas nėra žmogus, nėra žmonės, kaip čia visi galvoja, kaip čia visi pasirenka vieną pusę, kitą pusę, tas ten toks ir anoks, tas standartikas. Ne, mūsų vienintelis priešas yra būtent šita sėkla, šitos reptilijos ir tie sukilę angelai, kurie išdarkė visą žmogaus sėklą, gyvūnijos sėklą. Jie buvo nuo pat pradžių Dievo priešai ir jie yra mūsų priešai. Ir ką reiktų žmonėms suprasti, tai kad tai yra visa tikra, mes esam dvasiniam kare, Dievas yra tikras, velnias yra tikras, visi tie demonai yra tikri. Šitie reptilijos velnio pasiekėjai yra irgi tikri ir viskas, kas vyksta, būtent yra pasiekmė nuo Edeno sodo. Ir tiesiog tai turėtų jūs dar labiau suartinti su Dievu, atsiversti Bibliją, skaityti, priimti tą Dievo malonę, kuri yra šitam įraše yra pavaizduota. Ir čia labai gerai paaiškinu būtent apie tą, kaip gauti įsigelbėjimą. Nes velnias žino, jis apgaudinėja per Bibliją, apsimetęs šviesos nešėjų, kaip geradariu, bažnyčiose apgaudinėja žmonės, tuos krikščionis.
norint išsigelbėti, reikia įtikėti į Kristų ir tai, kad jis nuplovė tavo nuodėmes ir tai, kad jis buvo palaidotas ir prisikėlė 3 dieną. Ir tik per tikėjimą žmogus gauna nuodėmių nuplovimą, o bažnyčiose moko, kad per darbus, kad reikia būti geru, reikia vykdyti Dievo žodį, reikia tenais kažką daryti. Tai yra klaidinga, tai tik tais per tikėjimą. Ir būtinai pažiūrėkite, kas nematė šitą įrašą, arba šitą pilnai pažiūrėkite, ten irgi aiškinu, bet čia tiesiog plačiau paaiškinu. Čia vėlgi iš filmuko, vėlgi ta reptilija, čia pasakoja, kaip aš esu reptilijas, aš esu pelkių valdytojas, šiandien valdau pelkės, bet rytoj noriu užvaldyti pasaulį. Out of my kingdom. I'm a lizard man, and the swamps belong to me. Today, I rule the swamps. Tomorrow, the world. You'll never reach Dr. Connor's laboratory. I'll see to that. I've got to stop him. Nu, esmę supratote, tai tiesiog neberodau daugiau, bet tarkim tie filmukai irgi Vėžliukai nindzės, tai jie irgi tie patys reptilijos, jie gyvena po žeme ir jie valgo picas, labai mėgsta picas, o kas yra pica, tarp jų tai yra raktinis žodis, pica tai yra vaikas, jie mėgsta vaikus, jie geria jų kraują, kaip ir minėjau, ir tai yra skaudi tiesa, bet aš tiesiog turiu pasakyti tai. Tie, kas dar nesiorientuoja, nežinojo apie tokius dalykus, tai galbūt nežinau, gal ir padarysiu video apie tai, bet gal ir ne, nes tai yra šiek tiek per žiauru. Čia vėlgi iš filmo kažkokia ištrauka, kaip vėlgi tos reptilijos nori perimti visą valdžią žemėje. You cannot tell her. She cannot know. She can figure it out when she sees the scales on your face. My people do not have scales. That's racist. You are thinking of the reptilians. Who? The reptilians, insidious creatures trying to take over the universe by using the Earth as a laboratory for hybridization. Darcy! Don't worry, it will never happen. They're gross, major hygiene issues. Okay. Well, if it's not scales, then why are you growing weird skin? We have the ability to mimic other species' anatomical forms, but I'm too weak. Sako, mes turime galimybę mimikuoti kitas būtybės. Sako, kodėl tavo oda yra keista. Tai sako, kad aš esu per silpnas dabar, dėl to jisai jam išeina jo stadija iš to žmogaus, nes jis per silpnas yra. Tai kaip ir matėme visus praeitus, ką rodžiau jums, kad jie akis pradeda atsiversti atgal, arba dantis, arba kaklas. Tai kažkas sutrinka ir jie išsibalansuoja jų tą formą. Bet čia sako, kad jie turi galimybę mimikuoti kitas būtybės, jie geba pasiversti. Tai vėlgi tai nepasakos. Toliau Hillary Clinton. This is the infamous HRC. Čia labai bloga kokybė, bet tenais matosi kaip liežuvis, kaip driežo, jisai taip greit į vandenį įeina ir išeina, ne kaip žmogaus, bet kaip driežo. Spitting something into a glass. Thus they must take a closer look and re-examine. HRC sports the slit eyes pretty regularly. However, here, she is not spitting anything into the glass. Her tongue, watch this. Nerodysiu gal, nes labai prasta kokybė, vis tiek neįsimatyti. Tai galbūt yra žmonių, kur atsimena tokį įvykį, kaip lėktuve mergina kažką matė ir visiems ant visų pradėjo rėkti, kad jinai mato kažkokią būtybę ir kad jinai nenori tenais būti ir visi ją palaikė kaip išprotėjusią. Tai kaip galvojat, ką jinai pamatė? Jinai pamatė vieną iš jų, matyti, sutriko jo formą, ar akis atsivertė į to žvėries, ar pamatė dar kažką tenais. I'm telling you, I'm getting the off, and there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two
I am telling you right now, that mother back there is not real. Ir sako, kad ten tas netikras jisai yra kažkoks. Ir visi ją palaikė kaip išprotėjusią ir po to jinai buvo dingusi kažkur. Ir paskui jinai vėl atsirado ir pasakoja, kad jinai atsiprašo visur, kad ten kažkas ten jai buvo negerai, tipo. O kas iš tikrųjų buvo, tai jie ją, ką padarė, jie ją pradangino. Ką jie jai padarė, tai turbūt patys suprantat. Ir jie tiesiog ją pakeitė. Ir tiesiog paskui pristatė kaip ją. Ir tiesiog jinai atseit jau pasakoja, kad jai kažkas buvo galbūt sumišusi jinai buvo, kad tiesiog jinai pavargusi gal buvo, kad viskas gerai, atsiprašo ir nieko nebuvo. Tai jie taip daro. Jie panaikina tos žmonės, kurie kelia jiem grėsmę. Jie pasiverčia jais ir toliau ateina, pasakoja, kaip viskas gerai. Niekas nieko nebeklausinėkit. Toliau Amerikos kariuomenės veteranas pasakoja, kaip jis ten kažkur buvo kažkokioje misijoje ir ten rado kažkokioje batų dėžėje kažkokią kaukę, kuri turėjo kaip kažkokią technologiją, kaip su žvinais, keičia ten formas. Ir jisai sako, nežinau, ar tai buvo vyriausybės slaptas projektas, ar tai buvo kažkokia ateivių technologija. He showed us the shoebox. He had the pictures of people being executed, but he also had a mask in the shoebox. And he pulled this mask out, and the mask was a human face, but the human face had the eyes in it, and it was warm. And the back of the mask had an imprint that looked like scales. And so this was very bizarre, and the eyes on the back of the side of the mask were not for my eyes, I know that. So it was something that, I can honestly, I'm a firm believer in Socrates' principles of, true wisdom comes from knowing that I know nothing. I don't know what that mask belonged to. I don't know if it was alien or a race that's maybe been on the planet since prehistoric eras or some secret government project. But I do know that was much more advanced than any technology I had ever seen. I don't think we could have reproduced that. I don't know how it was made. It was basically a living mask. Tai sako, tai buvo gyva kaukė, kuri buvo žmogaus veido formos ir iš kitos pusės, kada tu užsidedi kaukę, ten buvo įspausti būtent žvinų antspaudai, tai būtent nuo tų reptilijų, kada jie užsimauna kaukę, tai liko jų antspaudai ir sakė, kad ta kaukė dar buvo šilta. Ir tiesiog, kaip ir minėjau, kad jie ne visi matomai gali pasiversti į žmogų patys iš savęs, kai kiti naudoja tas kaukės, tas technologijas. Ir aplamai visos technologijos, ką mes turime šiai dienai, visi telefonai, kompiuteriai, kaip minėjau, jie yra būtent jų technologijos perduotos mum ir jos vis tobulėja. Ir tos technologijos buvo sukurtos su tikslu tam, kad mus įvergint, mus paversti vergais. Ir link to einame su tuo dirbtiniu intelektu, su skaitmeninė finansų sistema, bus viskas pervesta ant dirbtinio intelekto, jie valdys mus vienu mygtuko paspaudimu, dėl ko dabar yra visur kameros statomos miestuose, skenuojami žmonių veidai. Tai viskas eina link to. Toliau vėl apie tos, čia pažiūrėkite vėl į jo akis, to krepšininko. Oh my fucking god. SGA is a shapeshifter, y'all. Somebody gotta explain this to me. I seen this man eye change. The same way LeBron been bleacher, watch his eye. Y'all, watch the eye. Look. Look. I know y'all seen that, right? It go in slow motion. Look at this crazy shit, y'all. Watch. Bam. Labai trumpai, bet matėsi tenais, nežinau, ar čia išėjo jums pamatyti, bet būtent dabar sustabdyta, kada susiaurėjo vyzdžiai. Toliau. We are the first species. Pay attention, people. Pay attention.
We are the first species Pay attention, people. Pay attention. to be aware of evolution, Sako, mes pirma rasė, kuri suprantame apie evoliuciją, to be aware that we are affecting our own evolution by everything that we do, suvokti, kad mes patys darome įtaką savo evoliucijai, by everything that we do, the babies we visko, ką mes darome, eat, the food we eat, kūdikius, kuriuos valgome, čia netyčia įsprūdo ir iškartinai sako maistą, kurį valgome, kūdikius, kuriuos valgome, maistą, kurį valgome, tai tiesiog viskas yra tiesa. wars we fight, Karus, kuriuos kovojame, tai jie valgo, kaip ir sakiau, jie grobia mūsų vaikus, jie visą tai daro, jie tuos visus karus sukelia patys tarp šalių, jie taip mažina mūsų populiaciją, nes mūsų yra jau begalė ir mes esam grėsmė jiems, kaip ir mūsų, kaip istorija pasakoja, kad mes kovodavom su jais ir kiekvieną kartą mes juos beveik sunaikindavom, bet kai jie pasislėpdavo urvuose, jie gyvena po žeme ir jie taip vėl vis atsistatydavo ir bėgant laikui mes pamiršom savo priešą, jisai buvo pasislėpęs ir jis niekur nedingo, tiesiog šiai dienai mes esam jų užliūliuoti, gyvenam fantazijų pasaulyje, jie mus nuodija, jiem priklauso visos technologijos, jiem priklauso visos kompanijos, jiem priklauso finansai, visi tie Rockefelleriai ir kiti, kurie valdo tuos bankus, jie taip pat yra tos reptilijos, jiem priklauso visi tie technologijos, socialiniai tinklai, mūsų medicina, medicinos technologijos, visi tie vaistai, ką mums siūlo, tai vėlgi yra nuodai, ne vaistais reikia gydyti ligas, o yra visi natūralūs kiti būdai, ką Dievas sukūrė per gamtą, per žoleles, kitus dalykus. Visa tai yra panaikinta, išplėšyta iš mūsų istorijos knygų. Senovėje aplamai nebuvo tokių dalykų kaip kažkokios tabletės. Toliau jie nuodija mūsų maistą, kas darosi parduotuvėse, jūs bent suprantate, kokius produktus jūs perkate. Pasižiūrėkite į antrą pusę, kur parašyta sudėtis. Tai tenais eilėraščio ilgio visokie ingredientai, kurių žmonės net negali ištarti pavadinimų. Tenai yra viskas naudų nadai, visi tie gėrimai, saldikliai, Coca-Colos tos visos. Tai tik tai kelia mūsų cukraus kiekį kraujyje, vien diabetikai pasaulyje, vien visokius deformuoti žmonės, visokios ligos, kai gimsta kūdikiai iš karto, kiek tenais, 30-50 tų vakcinų per kiek ten, per 3 mėnesius laikotarpį suleidžia į naujagimį kūdikį. Ir po to būna visokios ligos, imuninės sistemos susirgimai visokie būna. Dievas sukūrė mus, kaip mes gimdavom anksčiau, gimsta vaikas ir viskas. Kokios dar vakcinos, kokie dar stiprinimai. Jūs atsibuskit žmonės, čia yra, taip niekada nebuvo. Čia buvo, viskas yra sukurta, jie valdo televiziją, jie programuoja mus per visus kanalus, per radiją, per socialinius tinklus, kad va, čia naudinga vakcina, pastiprins jūsų imuninę sistemą, ten dar kažką, reikia kūdikiui vitaminų, kai tai gimsta, ne. Kai kūdikis gimsta, jam reikia motinos krūties ir joje yra visi reikalingi vitaminai, kas reikalinga kūdikiui, nes taip Dievas sukūrė. Čia moteris skaito iš jėzuitų orderio apie jų planus, apie tai, kaip jie veikia, tos reptilijos. Ir čia labai svarbus įrašas, jisai originalus anglų kalba, bet išverčiau vėl į lietuvių kalbą su dirbtiniu intelektu, bet gali netikslių vertimų būti. Tai tiesiog bus ir titrai, kas angliškai supranta, tai paskaitykite titrus, o anglišką versiją galėsiu įdėti po video aprašyme, ten jeigu kas norės pasižiūrės. Tai labai svarbu ir pasiklausykite. Mes padarysime jų gyvenimus trumpus, o protų silpnus, apsimesdami, kad darome priešingai. Mes subtiliai naudosime savo mokslo ir technologijų žinias, kad jie niekada nepamatytų, kas vyksta.
Mes naudosime minkštuosius metalus, senėjimo greitintuvus ir raminamosius maiste ir vandenyje, taip pat ir ore. Jie bus padengti nuodais, kad ir kur pasisuktų. Dėl minkštųjų metalų, jei neteks proto, mes pažadėsime rasti vaistą iš savo daugybės fondų, tačiau duosime jiems daugiau nuodų. Cheminiai nuodai įsigers per idiotų odą, kurie tiki, kad tam tikri higienos ir grožio produktai. Pristatomi didžių aktorių ir muzikantų. Suteiks amžiną jaunystę jų veidams ir kūnams. Ir per jų ištroškusias ir alkanas burnas mes sunaikinsime jų protus ir vidaus organų. Sistemas. Reprodukcija. Tačiau jų vaikai gims neįgalūs ir deformuoti, o mes slėpsime šią informaciją. Nuodai bus paslėpti viskame, kas juos supa, tame, ką jie geria, valgo. Kuo? BAL-O-D-A. Kvepuoja ir ką dėvi. Turime išradingai platinti nuodus, nes jie mato toli. Mes juos mokysime, kad nuodai yra gerai, rodydami juokingus paveikslėlius ir muzikinius tonus per televiziją. Tie, kurie jų ieškos, bus naudingi. Mes. Juos pasitelksime, kad platintų mūsų nuodus. Jie matys, kad mūsų produktai naudojami filmuose ir pripras prie jų ir niekada nesužinos tikrojo jų poveikio. Kai jie gimdys, mes suleisime nuodų į jų vaikų kraują ir įtikinsime, kad mes jiems padedame. Mes pradėsime anksčiau, kai jų protas jaunas, ir taikysimės į jų vaikus tuo, ką vaikai labiausiai mėgsta. Saldumynais. Kai jų dantys suges, mes užpildysime juos metalais, kurie žudys jų protus ir pavogs ateitį. O kai bus paveiktas jų gebėjimas mokytis, sukursime daugiau vaistų, kurie juos dar labiau susargdins ir sukels jiems kitas ligas, kurioms sukursime dar daugiau vaistų. Savo galę mes padarysime juos paklusnius ir silpnus prieš mus. Jie taps prislėgti, lėti ir nutukę. Ir kai jie ateis pas mus? Pagalbos. Mes duosime jiems daugiau nuodų. Mes sutelksime jų dėmesį į pinigus ir materialinės gėrybės, kad jie niekada nesusijungtų su savo vidiniu aš. Mes blaškysime juos ištvirkavimu. Išoriniais malonumais, kad jie niekada nebūtų viena su visumos vienybe. Jų protai priklausys mums ir jie darys, kaip mes liepsime, o jei jie atsisakys, rasime būdų įdiegti jų gyvenime protą keičiančias technologijas. Baimę naudosime kaip ginklą. Mes įkursime jų vyriausybės ir juose įkursime opoziciją. Mums priklausys abi pusės. Mes visada slėpsime savo tikslą, bet tęsime savo planą. Jie dirbs už mus, o mes klestėsime iš jų vargo. Mūsų šeimos niekada nesimaišys su jų, o mūsų kraujas turi būti grynas, nes jis toks yra. Mes priversime juos žudyti vieni kitus, kai jie mums priešinsis. Per dogmas ir religiją mes juos laikysime atskirtus nuo vienybės. Ir mes kontroliuosime visus jų gyvenimo aspektus ir sakysime, ką ir kaip galvoti. Mes jiems maloniai vadovausime ir leisime tikėti, kad jie vadovaujasi patys. Per savo frakcijas mes kurstysime priešiškumą tarp jų, kai tarp jų sušvis šviesa, mes ją užgesinsime pašaipa arba mirtimi, priklausomai nuo to, kas mums tinka. Priversime juos draskyti širdis ir žudyti savo vaikus. Tai pasieksime pasitelkę neapykantą kaip sąjungininkę, pyktį kaip draugą. Neapykanta juos visiškai apakins ir jie niekada nepamatys, kad jų konfliktuose mes būsime jų lyderiai. Jie žudys vieni kitus, jie madysi savo krūzyje ir žudys savo kaimynus, kol matysime, kad jie yra prieš mus. Iš to gausime didelės naudos, nes jie mūsų nematys, nes negali mūsų matyti. Mes ir toliau klestėsime iš jų karų ir mirčių. Kartosime tai, kol bus pasiektas galutinis tikslas. Mes ir toliau versime juos gyventi baimėje ir pyktyje ir duosime jiems vaizdus ir garsus. Tam pasiekti naudosime visas turimas priemonės. Įrankius suteiks jų darbas, o mes priversime juos nekęsti savęs ir savo kaimynų. Mes visada slėpsime nuo jų dieviškąją tiesą, kad mes visi esame viena, kad jis niekada neturi sužinoti.
Afiana on walls. Jie niekada neturi žinoti, kad spalva yra iliuzija. Jie visada turi tikėti, kad nėra lygus. Ir lašas po lašo, po lašo, po lašo. Mes sieksime savo tikslo. Mes užimsime jų žemės, išteklius ir turtus, kad galėtume juos kontroliuoti. Apgausime juos, kad priimtų įstatymus, kurie atims tą mažą laisvę, kurią jie turi. Sukursime pinigų sistemas, kurios juos amžinai uždarys, laikydamos juos ir jų vaikus skolose. Kai juos palaušime, apkaltinsime juos žmogžudystę ir pasauliui pateiksime kitokią istoriją, nes mums priklauso visa žiniasklaida. Mes naudosime šią žiniasklaidą, kad kontroliuotume informacijos srautą ir jų jausmus savo naudai. Kai jie sukils prieš mus, mes juos sutraiškysime kaip vabzdžius, nes jie yra menkesni už tai. Jie bus bejėgiai ką nors padaryti. Tikiuosi, kad daugmaž viską supratot, tai yra būtent tenai kalba apie tai, ką aš jums bandau savo įrašais perteikti, kad viskas aplink mus tai yra iliuzijos, tai yra melas, tai yra ginklai prieš mus, mus nutolinti nuo mūsų tikros paskirties, yra viskas tam, kad mus nuodyti, žudyti, apgauti, mus supriešinti vieną su kitu ir atitolinti nuo Dievo. Vienintelis Dievas yra mūsų išsigelbėjimas, viskas yra jau išpranašauta, viskas yra Biblijoje aprašyta, tolimesni įvykiai, bus suspaudimo laikai ir jie yra tam, kad pabaigti visą tai ir mes nieko nebepakeisim, kadangi jau, jeigu aprašyta yra Biblijoje apie tai, tai reiškia, taip ir turi įvykti. Tai tiesiog dar kol yra laiko, bėkite pas Dievą, atsiduokite jam, priimkite tą Dievo malonę, peržiūrėkite kitus mano vaizdo įrašus, kad suprastumėt plačiau apie tai ir pažinkit savo priešą. Toliau per Simpsonus irgi rodo, kaip būtent tas reptilės, kaip jie po žemę tenais gyvena. Well, world, this is it. You know, I always thought you'd die before me. Now as I prepare my soul for an eternity of fire and poking. Yeah, less chat, more splat, pal. Hey, Mr. S, I didn't know you bungeed. I want to live! No, you're too heavy. It's a glandular problem! Orlax! Chuds! Mole people! There is no escape from the fortress. Čia jie turi tą, kur sukelia drebėjimus pasaulyje, tą mašiną po žemę. Jie ten turi visko ir čia vėlgi ne šiaip savo nupiešė, parodė. Jie iš tikrųjų tai daro, jie sukelia žemės drebėjimus. Of the moles. No, except that. Tai čia kita sėkla kažkokia yra, dar tų, kaip ir sakiau, kaip tie angelai kritę buvo, jie turėjo santykiavo su moterimis ir tenais gimdavo visokių būtybių, tai čia vienos irgi iš tų būtybių, apie kurias nelabai daug žinau. Pagrindas yra tos reptilijos, jos gyvena būtent po žemę, jų visa civilizacija. Ir jie, kaip sakiau, turi tą žemės drebėjimo mašiną. Kodėl vyksta tie visi drebėjimai, tai būtent jie turi ir kitas technologijas, kur valdo orą. Jie gali sukelti tuos audras, uraganus, visus tuos užtvindymus, kas vyksta pasaulyje. Jie kažkokią vietovę jiem reikia, jie taip išvaro žmonės ten gyvenančius, jie sukelia tenais potvinius, žmonės praranda namus, jiem reikia tos vietovės kažkam, jie kažką ten paskui išperka iš žmonių tą žemę, jinai būna pigi, namai sugriauti, išperka tą žemę žmonių ir jie tada stato tenais kažką, ką jiem reikia, ten smart cities ar dar kažką. Toliau antrasis Petro laiškas antram skyriui rašo būtent apie šitas sėklas iškrypusias, kaip reptilijos. Bet šitie, kaip prigimtiniai, neprotingi gyvuliai, gimė sugavimui ir sunaikinimui. Tai jie jau yra gimę sunaikinimui. Neprotingi žvėrys vėlgi
pakeičiau vertimą. Pikžodžiauja tam, ko nesupranta ir visiškai pražus savo sugėdime ir gaus neteisumo atlygį kaip tie, kurie laiko malonumu užauti dienos metu. Dėmės jie yra ir įdos, pramogaudami savo pačių klaidinimais, puotaudami su jumis, turėdami akis pilnas svetimavimo ir negalinčiais liautis nuo nuodėmės. Kaip ir matėm iš vienos iš filmų, kur rodė jų tas orgijas. Tai čia būtent apie tai irgi kalba. Pramogaudami savo pačių klaidinimais, pilnas akis svetimavimo ir negalinčiais liautis nuo nuodėmės. Suviliojantis netvirtas sielas, jie turi širdį išlavintą godumo pratybomis prakeikti vaikai. Tai čia kalba, kad jie suvilioja netvirtas sielas, tai kaip ir jie tą valdo visą telekomunikacijas, televiziją ir kitus socialinius tinklus, jie taip skleidžia savo melą ir jie suvilioja taip žmonės, netvirtas sielas, apgaudinėja juos skatina nuodėmiauti, kodėl visa ta pornografija vyksta pasaulyje, nes Dievas yra uždraudęs svetimauti. Buvo Dievas sukūręs vyrą ir moterį būtent santuokoje, kad vyktų santykiai ir būtų gimdomi vaikai, o ne kaip dabar yra viskas pornografijos. Tai yra būtent, tai vyksta ir viešinama būtent tam, kad žmonės atitolinti nuo Dievo ir priversti žmonės geisti ir nuodėmiauti. Tai yra vienas iš šių ginklų prieš mus, tai tie geismai. Ir toliau, ką rašo Dievas, Nahumo pranašystė. Viešpats atkeršys savo priešininkams ir jis taupo rūstybę savo priešams. Tai kai kalbėjau apie tos 7 suspaudimo metus, apokalipsę, ir kalbėjau, kad tai yra Dievo rūstybė ant nuodėmingo pasaulio ir ant tų bedievių žmonių, kurie nusisukę nuo Dievo šiai dienai gyvena, netiki juo arba nepriima jo. Tai taip, tai teisybė, bet čia rašo, kad Dievo rūstybė yra jo priešininkams, priešams. Tai žmogus nėra Dievo priešas, nors jeigu jis ir netiki Dievą, nors jeigu jis ir gyvena bedievystėje dabar, tai žmogus nėra priešas. Tai taip pat kaip ir tėvui yra vaikas ne priešas, nors ir tas vaikas neklauso tėvo, būna blogas, jisai vis tiek tėvui nėra priešas, jis yra jo vaikas. Tai taip pat ir visi žmonės, kurie dabar yra bedievystėje, jie taipogi yra Dievo vaikai, jie ne priešai. Tai tie priešai yra būtent tie kritę angelai ir tie šitos visos sėklos velnio iškraipytos, tos reptilijos ir dar kitos būtybės. Tai yra priešai, tai yra Dievo priešai ir jis taupo savo rūstybę būtent jiems. Tie 7 metai apokalipsės bus tam, kad sunaikinti juos, bet tuo pačiu metu Dievas vienu šūviu nušauna 2 zuikius, tai sunaikins savo priešininkus ir pabudins tuos žmonės, kurie dabar yra bedievystėje, kurie nesupranta aplamai, kas vyksta pasaulyje, nesupranta savo egzistencijos, nesupranta aplamai, iš kur jie kilę. Daugelis ateistų yra, kurie iš vis netiki nieko. Jie gal arba tiki tą evoliuciją, kur tenais per tūkstančius milijonus metų mes atsiradom iš beždžionės, kas vėlgi yra velnio melas. Kaip ir sakiau, velnias yra melų dievas, jisai labai geras tame. Jis buvo sukurtas kaip vienas išmintingiausių angelų. Jisai labai išmintingas, jisai žino, kaip mus apgauti. Toliau vėl Vatikane popiežius ir visi tie simbolizmai, akies viską matanti akis. Tai vėlgi yra čia pavaizduota reptilijos akis. Jie jau seniai yra įsiskverbę į bažnyčią nuo tamplierių riterių laikų. Kaip jie prisidengdavo Dievo žodžiu, jie popiežius siųsdavo savo kariuomenės ten nukariauti ten tas šalis, ten ar dar kažką. Taip jie gaudavo, perimdavo valdžią, taip jie vykdydavo tos visus planus.
taip jie kuria tas slaptas bendrijas, taip jie veikia pasaulyje jau nuo senų laikų. Jie įsiskverbia yra visur. Baisiausia, kad į bažnyčią, taip jie apgaudinėja visus. Čia vėlgi pasaulis ir ta reptilijos akis. Jų planas yra perimti visą valdžią iš mūsų, sunaikinti mus. Ir vėlgi čia ta pati akis, tiesiog norėjau parodyti tą jų simboliką, ką jau rodau vos ne kiekvienam įraše. Būtent ta pati piramidė ir ta viską matanti akis visur jinai yra, ant dolerių, ant filmuose, ant visur masonų ta simbolika, ta slaptųjų bendrijų. Arba jie stato pastatus, tarkim, čia tie varžybų stadionai, būtent akies forma, vėl viską matantis akis, kam yra kūriami tos aplamai sportas buvo išrastas, tai tam, kad nukreipti žmonių dėmesį, juos kažkur įkalinti, kad jie susifokusuotų į kažkokias nereikšmingas varžybas, kad jie ten lietų savo emocijas, o kada žmonės tai daro, jie nebemato, kas vyksta aplink juos, jie nebesidomi nieko, jie tik tais laukia, kada bus varžybos, jie apie tai kalba vienas su kitu, dėl to ir vyksta tos visos olimpiados, tai yra būtent Liuciferio tai garbiai, kaip ir kalbėjau irgi, kad olimpiada yra Liuciferio garbiai, kaip jie ten neša tą deglą, Liuciferis buvo šviesos nešėjas, tas deglas ir atspindi tai, toliau vėlgi ta piramidė ir viena akis ir du ragai, tai vėlgi ir būtent žalias reptilija, velnias, viską matanti akis ir piramidė. Tie herojai yra kuriami ne šiaip sau. Toliau Jimas Keris vėlgi pasakoja visiems tiesiai šviesiai atėjęs, bet tiesiog žmonės per kvaili, kad suprastų. Is that a gang sign? Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Sako, tu nežinai, kas tai yra. Niekas nežino. Visi šou, ten tų komikų šou ir kiti nežino. Tai yra slaptas Illuminati simbolis. It's the secret symbol of the Illuminati, the all-mocking tongue. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. Sako, jau daugelį metų vyriausybė samdo pokalbių laidų vedėjus televizijoje ir komedijų veikėjus, kad atitrauktų jūsų dėmesį ir priverstų jūs juoktis. Kad pralinksmintų jūs. So you don't know what's really going on. Kad nesuprastumėte aplamai, kas vyksta aplinkui. Look at him trying to cover it up. It's hilarious. Hilarious. You know what they're trying to do? Who? They're trying to turn us into, Žinai, ką jie bando padaryti? you know, consumer drones or something. Jie bando mus paversti į vartotojais, dronais, robotais. Sorry. I just got to get this. Yeah. I'm sorry, Jimmy. I was temporarily interrupted by my iPhone 6 Plus. Ir žmonės tiesiog juokiasi iš visko, ką jisai sako. Jie nepriima tai kaip už tikrą. O jis tiesiai jam viską tiesą sako, tiesiai į akis. Jie taip nukreipia mūsų dėmesį su visais tai šou, visais pasirodymais, visais sportais. Ir žmonės nebesidomi, kas vyksta aplinkui. Toliau dar šiek tiek masonų simbolikos. Galbūt reiktų sulėtinti. Biškai per greit rodo. Tai iš naujo parodysiu. Visi tie Gmailai, Google, viskas yra jų simbolizmas. Niekas nėra išgalvota kažkaip, kažkam iš galvos, viskas turi reikšmę. Tos grindys jų visur juoda balta, tai kaip ir sakiau irgi vienam iš savo įrašų. Man atrodo, kad antrajam kritę angelai 2.
Čia Vatikano kažkoks pastatas, būtent gyvatės išvaizda padaryta tų reptilijų. Tai yra slaptos bendrijos, kurios valdo pasaulį. Ir vėl visi tie rankų gestai, tos piramidės arba vienos akies simbolizmas. Jis yra visur. Visur tarp mūsų. Jie užėmė visą valdžią, visas aukštas pozicijas, jie viską valdo. Jie atlieka visokius ritualus savo tėvui, tai yra velniui. Jie aukoja jam žmonės, kūdikius. Jie geria kraują. Jie daro baisius dalykus. Tai yra visi jie, net ir tie, kurie jūs galvojate, galbūt ne, bet tai yra visi jie, galbūt ne visi jie yra tos reptilijos, bet yra ir žmonių, kurie parduoda savo sielas už turtus, velnias jiems suteikia visko, bet dauguma tai yra tos reptilijos. Ir viskas, kas vyksta pasaulyje, vyksta ne šiaip sau, tai vyksta viskas pagal jų planą. Ir jūs nesiblaškykite tai, kas vyksta pasaulyje, supraskite, kad priešas yra vienas, visa tai yra būtent paskirta kažkokiai plano daliai, jinai neša tą naratyvą, kad pasaulio atšilimas yra, kad reikia kovoti su tai, o tai yra tik tai, kaip žmonės priversti atsisakyti savo teisių, atsisakyti benzininių, dizelinių variklių, kad žmonės permestų ant elektrinių visų mašinų, ant kitų sistemų, nori padaryti smart namus, kad uždraus kūrenimą malkomis, jie viską padarys smart. Tokiu būdu jie vienu mygtuko paspaudimu galės viską išjunginėti, galės viską valdyti. Kaip ir sakiau, jie prisidengia Bibliją Dievo žodžiu, jie mokina mus klaidingų evangelijų. Tai daro velnias. Dievas rašė, kad Liuciferis yra prisidengęs kaip šviesos nešėjas. Jūs negalvokite, kad velnias būtent pasirodys kaip kažkoks piktas padaras. Jisai pasirodo kaip labai graži būtybė, labai protinga, labai viliojanti. Jinai žino, kaip mus apgauti, kaip mus suvilioti gražiais žodžiais. Jis naudoja Dievo žodį, jis naudoja Bibliją. Ir kas drįs prieštarauti Dievo žodžiu, tai juk Dievas parašė. Tai žmonės ir tiki tom. Žmonės yra apgauti. Ir tiesiog noriu atskleisti tą priešą mūsų, tikrąjį priešą, kad suprastų žmonės, kad šitas įrašas galėtų padėti labiau suprasti aplamai, kas vyksta aplink mus, dar labiau suartintų ryšį su Dievu, suprastų Dievo planą, suprastų, kas vyksta. Ir kaip ir sakiau, ten yra ne tik reptilijos, yra ir kitos būtybės, yra vampyrai. Vampyrai yra irgi tikros būtybės, jie yra gyvi po šiai dienai. Tai vienas iš jų yra Elonas Muskas, jisai pastoviai tai sako mums, tiesiog jo nieks netiki. Čia jis vėlgi postina, kad jo profilis Twitter'y rašo, kad buvo patvirtintas 3000 metų prieš Kristų. Tai reiškia, kad jam dabar yra 5000 metų. Sako, tai rodo, kad aš esu keliaujantis laikų vampyras, ateivis. Arba toliau vėl jis taip sako. Some people believe that you are an alien. I am an alien. Now you are uncovered. Yes. I keep telling people I'm an alien, but nobody believes me. Number 6. Sako, dauguma žmonių tiki, kad tu ateivis. Sako, aš esu ateivis, tai sako, aš žmonėm tai sakau, bet manim niekas netiki. Joe, I'm an alien, and I keep telling people I'm an alien, but they don't believe me. I believe you. Okay, thank you. I believe you. That's my suspicion all along.
vėl tą patį sako, kad aš bandau žmonėms, sakau, kad aš teiks, bet manim niekas netikės, o tas sako, o aš tikiu tavim, nes jis irgi yra toks pat, kažkuris iš jų, jisai tikrai ne žmogus, jis sakiau, jie visur yra įsiskverbę, jie pudrina mums smegenis, jie yra manipuliuojamomis, jie labai moka tai padaryti. Atrodo, kad tu net neįtarsi, kad tas žmogus kažkoks yra netoks, bet ne, jie yra visi iš to pačio. Ir tiesiog tokia realybė. Ir toliau čia Elonas buvo išsinuomavęs pilį Rumunijoje, kuri yra Drakulos pilis. Ir jis tenais darė kažkokį vakarėlį su įžymybėmis. Tai ką jie ten daro savo tas orgijas, tenais visus tos ritualus, kraujų gėrimus ir kitus dalykus. Tai viskas tikrai yra. Visi tie filmai apie vampyrus, Van Helsingas, pažiūrėkit Van Helsingą. Tenais irgi kalbama ir apie Dievą, kaip jie ten su kryžiais visokiais mirkydavo į pašventintą vandenį, kovodavo su tais vampyrais. Tai yra tikra. Visur jie tam filme rodo Biblijas. Toliau jis ten dirba Vatikanui, kad žudo tas visas būtybės, apie kurias žmonės net nenutuokia šiai dienai. Čia vėlgi sako, kad Drakula yra Šėtono sūnus, tai vėlgi ten per, tai tie kriti angelai buvo, vėlgi ten per kažkokią sėklą buvo, tie vampyrai visi atsirado. Kodėl mes čia? Kodėl taip svarbu nužudyti tą Drakulą? Jis ir Šėtono sūnus. O be šito, jei mes jį nuodysim, tai mirs visi, kam jis yra kandęs ir tie, kuriuos sukūrė. Čia vėlgi šventintą vandenį naudoja, paskui pamirko jame, taip ir žudydavo tuos vampyrus. Turėtų padėti švestas vanduo. Baig žaisti mariškai ir pribaig jį. Apmaudu. Liūdna. Bažnyčia. Žodžių kraujas rūvanti venomis. Jie atskrenda. Čia būtent pasako šitoje vietoje, kaip ta Drakula atsirado, kaip vampyras atsirado. Tai turite įsivaizduoti, kad Drakula pati tai yra žmogaus vardas, kuris gyvena taip, kaip ir mes gyvenam. Jo vardas buvo Drakula. Ir jį nužudė kairioji Dievo ranka. Ir prieš mirtį tas Drakula sudarė sutartį su velniu. Ir taip leido jam, jisai gyveno, bet kad išliktų gyvas, jis turėjo gerti žmogaus kraują. Gerai, Karlai, papasakok, ką sužinojai. Grafas Drakula buvo Valerijaus vyresnio sūnus, tavo protėvio sūnus. Visi tai žino, kas dar. O taip, gerai. Na, pasak šito įrašo, viskas prasidėjo nuo to, kad Drakula buvo nužudytas. Ar žinai, kas jį nužudė? Ne. Čia tik paminėta, kad tai padarė Dievo kairioji ranka. Prieš mirtį Drakula susitarė su velniu. Jam suteikė naują gyvenimą, bet jis galiu likti gyvas tik gerdamas kitų kraują. Atsiprašau, ar leisit man pabaigti? Atsiprašau. Tavo protėvis, kurios nustapo blogį būtybę, nuvyko į Romą prašyti atleidimo. Tada ir buvo sudarytas sanderis. Jis turėjo nužudyti Drakulą, kad visa jo šeima gautų atleidimą.
Bet jis negalėjo to padaryti. Tai nebūkit naivus čia per tos filmus, sakau, ne šiaip yra išgalvotos istorijos, viskas paimta iš tikrų istorijų, iš tikrų rankraščių. Jūs net neįsivaizduojat, kiek Vatikanas slepia savo požemiuose visų tų istorijos aprašų, visų istorijų. Viskas yra slepiama nuo mūsų. Senovėje būdavo vampyrų žudimo rinkiniai. Čia yra tikri dalykai, tie kūjai, kur vampyrai turi persmigti širdį, kitaip jie nemiršta. Toliau Elonas vėl su dirbtiniu intelektu. Jisai visur vaizduoja vampyrus, jisai pats sako, aš vampyras. Ir tai yra taipogi tie kritę angelai. Tai yra viskas realybė, kas vyksta. Ir toliau nebeišsiplėsiu daugiau apie tos vampyrus, bet tiesiog noriu, kad suprastumėt, kad visos tos praeities būtybės, apie kurias mums pasakoja žuvusios civilizacijos, apie pasakas visas, apie filmukus, tai nebuvo nieko išgalvota šiaip savo. Tai viskas buvo paimta iš istorijos ir kad tie dalykai yra rimti ir tikri ir kad tarp mūsų yra įsiskverbęs priešas, kurį mes pažinojom kadaise, bet praėjo labai daug šimtmečių, mes jį pamiršom, mes jį buvom nugalėję, jisai vėl atgyja, jisai niekada nebuvo nugalėtas iki galo ir kad ateina bibliniai laikai, kad bus Kristaus kūno paėmimas. Kristaus kūnas tai yra visi tie, kurie yra įtikėję dabar į Kristų. Pažiūrėti reikia šitą vaizdo įrašą apie tai. Ir po to bus 7 metai Dievo rūstybės, sunaikinti žemę, sunaikinti tuos priešus ir atbudinti žmonės, kad Dievas yra, kad jie nebebūtų bedieviai, nebevaikščiotų nuodėmėj, kad jie įtikėtų į Dievą. Ir tiesiog, kas nematėte, būtinai pažiūrėkite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 tokia eilė reiktų žiūrėti vaizdo įrašus, kad teisingais viską suprasti. Tai tiek tikiuosi, kad atneš naudą šitas įrašas ir tai tiek.